Viena iš sunkesnių, liūdnesnių temų apie žmogaus psichiką ir maistą. Ruošiu medžiagą paskaitai, apie ją postuose žemiau ir tiesiog renku duomenis, renku faktus. Ir dabar tai, ką surinkau šiandien, man pačiai bloga nuo to. Ir aš galvoju, kad jau man irgi reikia baigti vaikščioti pas psichoterapeutus ir užsiimti kažkokią turbūt rimtesnę detoksikaciją, nes, va, kaip Jurga minėjo, sako, ten yra vaikščiojimo riba. Įsprendė pagrindinės dvasinės problemas ir užteks, ir jau gydė kūną. Tai aš paskaitysiu, vat. 2023 metais atlikta oficiali studija. JAV suaugusių šlapime matuotas glifosato kiekis ir vertinta atmintis, depresijos simptomai bei neurologinės ligos. Išvados. Didesnės glifosato koncentracijos šlapime buvo susijusios su prastesniais atminties testų rezultatais ir didesnė sunkių depresijos simptomų tikimybė. 2022 metais studija padaryta sisteminių žmonių ir gyvūnų tyrimų apie glifosato ir glifosato pagrindo herbicidų poveikį nervų sistemai apžvalga. Apibendrinama, kad glifosatas prasiskverbia pro kraujo smegenų barjerą, sukelia neurotoksiškumą, elgesio pokyčius, įskaitant nerimo ir depresijos tipo elgesį gyvūnams bei įvairius nervų sistemos pažeidimus. Autoriai pabrėžia, kad dėl plačios glifosato likučių sklaidos galimas reikšmingas pavojus sveikatai. Apie tai, kad Vokietijai buvo daromi tyrimai ir kad be išimties pas visus žmonės buvo rasta glifosato šlapime. Tai vėliau, galbūt į tą paskaitą įtrauksiu oficialius duomenis. Dar noriu paklausti Vaidos, tu Vaida pasakai, tu turi vaikus vienam 10 metų, kitai bus 9 metai. Ir aš prisimenu, kad tu pasakai, kad tu sulygini save tiek metų, savo vaikus ir jų ten draugus. Ir tu sakei, kad jie man kažkaip netokių gudrus. Ne taip gerai sekasi protauti. Aišku, mano vaikams viskas gerai, bet save prisiminus ir juos sulyginus, tai gudrumas, reakcija, dėmesys tikrai susilpnėjęs negu kai aš augau vaikystėje. Ir kai Vaida šiandien man ryte paskaitė oficialius duomenis, kodėl taip yra, tai dabar visiškai supratau, kodėl taip yra šiuolaikiniams vaikams, kodėl yra taip žmonėms šiuolaikiniams, kodėl yra mamoms ypatingai po gimdymo depresijos, kodėl tiek daug savižudybių Lietuvoje. Tai dabar viskas tiesiog aišku, kodėl taip yra. Ir, tai aš dar mažai paskaičiau. Net nesinori žinot, kas toliau, aišku, reikia žinoti, nes reikia nuo to kažkaip gydytis, atsiribot, kažkaip save iš vidaus išvalyti, stengtis bent kažkiek išvalyti save ir savo šeimą, vaikus aplinkinius, aišku, viso pasaulio ir viso oro. Neišvalysim, nes dabar glifosatas, aš jau anksčiau ten tyrinėjau viską ir šiek tiek dariau video trumpus, bet aišku, ten neišvardinsi visų faktų, tam reikia laiko, dėl to aš tą paskaitą įrengiu. Tai tiesiog glifosatas ant tiek paplitęs ir visi pesticidai, kad realiai, tu nueini į parduotuvę, tu jau prisikvėpuoji sandėliavimui skirtų chemikalų. Taip pat glifosato likučiai ten sklinda visur, skilimo produktai. Taip nėra, kad išvežė iš daržo ir jau ten jie ir pasiliko. Ne, su tuo maistu nukeliauja visur, į sandėlius, į prekybos centrus, visur. Realiai, tu jeigu nori apsisaugoti, tai tu turi nebeiti niekur, kur yra užterštos produkcijos, man taip atrodo. Antra, vėjas neša, tai jeigu tu gyveni kaime, tu vis tiek gauni to pirminio blogio, jau neskilimo produktų, bet jau to pirminio blogio, kurį atneša vėjas, neša net kelis kilometrus, tu prisiuostai kažkiek tai. Ir čia jau tu turi ištisai valytis, ieškoti būdų, kaip tai valyti iš organizmo. Čia jau reikia kažkokių naujų technologijų. Turiu idėjų, tarp kitko. Tai va, tada stiprinti mikroorganizmus, nuolat juos atnaujinti, nes jisai naikina mikroorganizmus. Va, tuoj paskaitysiu. 2023 metų studija. Nešioms pelėms duotas glifosato pagrindo herbicidas, vėliau vertintas jų jauniklio elgesys ir žarnyno mikrobiota. Motinos ekspozicija glifosatui sukėlė depresijos ir nerimo tipo elgesį palikuonyse, kartu ryškiai pakeitė žarnyno mikrobiotos sudėtį. Autoriai daro išvadą, kad glifosatas gali per žarnyno smegenų ašį ilgalaikiai sutrikdyti nuotaiką ir elgesį. 23 metų studija irgi tyrė žemės ūkio darbuotojus, jų profesijoje naudojami pesticidai ir 78% studijų rado aišku ryšį tarp pesticidų poveikio ir didesnio depresijos simptomų dažnio. Dažniausiai minėti organofosfatai, herbicidai ir piretroidai. Būtent tų piretroidų daugiausia
Aš radau trinėdama visų tų pesticidų ir tų visų cheminių preparatų, kurie saugo nuo visokių lygų sudėtį. Nu, praktiškai visur naudojama, plačiai. Šiandien dar patikrinau, kiek procentų sudaro natūralus auginimas Lietuvoje, tai net 10% nesiekia. Pagal tai, kiek deklaruojama visko, tai keli procentai viso labo. Nu va, ir aišku, šitai susijęs su prastesnė psichikos sveikata. Čia aš vardinu oficialias studijas. Toliau pažiūrėkim, kas čia naujausio. Va, 25 metais padaryta studija. 220 moterų po natūralaus gimdymo matuoti seilių nitrito lygiai, vertinta prenatalinė būsena ir pogimdyvinė depresija. Žodžiu, didesni nitrito, tai iš nitrato metabolizmo. Nitratai jau burnoje skyla į nitritus ir prieš gimdymą buvo statistiškai susijęs su didesne pogimdyvinės depresijos rizika po 28 ir 42 dienų. Žodžiu, absoliučiai visą šitą chemiją, aš suprantu, kad kenkia psichikai labai stipriai. Dar čia studijose radau irgi, dabar nebeskaitysiu, tik pacituosiu, kad radau, jog šitie visi chemikalai susijęs su autizmu, Parkinsonu, Alzheimeriu. Pažiūrėkim, protrūkį autizmo. Dabar vos ne kas antras gali jau diagnozuoti savo autizmą. Tada dar prisiminsiu senus laikus. Aš gimiau sovietmečiu, tu jau... Aš gimiau jau po sovietmečio, jau keli metai. Kolūkiai buvo iširę, bet tavo mama, jūs Simne gyveno. Tavo mama gavo belenkiek chemikalų, nes Simnas mažas miestelis ir aplinkui kolūkiai ir varoma buvo chemija ir tokia, kuri jau net dabar uždrausta. Tai gavo chemijos belenkiek ir tu per ją. Aš dar gyvenau kolūkiuose ir gavau belenkiek chemijos, nes kolūkiai ją pilstė belenkai, ten, nežinau, ar buvo ten kažkokia kontrolė, normos, nieko nebuvo, man atrodo. Dar tas dastas buvo naudojamas baisus iš tikrųjų chemikalas, kuris uždraustas jau labai praktiškai visur. Ir dabar prisiminkim savo senelius, ne? Juos trėmė, daužė. Kokį jie psichologinį spaudimą patyrė. Prisiminkim rašto uždraudimą, kalbos uždraudimą. Mano amžinatilsį vienas iš prosenelių buvo knygnešys. Ir jie buvo belenkiek stipresnės psichikos, negu mes čia gyvendami nuostabiomis sąlygomis atseit, ne? Tai dabar aš prisiminsiu savo močiutę. Jinai pasakojo, kai po karo buvo pagrindinis maistas pienukas ir bulvės. Pagimdė 2 vaikus, jie gimė mažesni, bet sveiki. Ir jie augo stiprus. Bet prasidėjo masinė chemizacija kolūkių. Ir mano močiutė susirgo skydliaukės liga. Jai ten paskui kai jinai jau buvo vyresnio amžiaus, išoperavo ten tą skydliaukę, ten išpjaustė belenko. Čia aš irgi tuose visose tyrimuose radau, kad vis tie chemikalai susiję su hormoninės sistemos pažeidimais. Ką dar čia galvoti? Kur čia dar ieškoti? Čia nebereikia ieškoti sliekų šiknoj. Čia viskas labai paprasta. Čia nebereikia ieškoti kažkokių praeitų gyvenimų pasekmių, supranti, kažkokių tai tenais mistinių dalykų. Kažkur ten kasti savo tuose smegenyse, patirtyse. Jeigu toliau ėsit batonus ir bulkas iš belenkur, tai niekas nepasikeis. Jeigu toliau bus 95% maisto va tokio, kokis dabar, tik tai blogė situacija, man atrodo, mes galą gausim visi čia. Nu tai yra tiesiog akivaizdu. Čia niekur nenueis šita žmonija, šita valstybė niekur. Su va tuo, ką mes turime, mes niekur nenueisim. Čia nebereikia išradinėti dviračio, čia viskas aišku, man atrodo. Dar nori batoną valgyti? Nevalgysiu. Nevalgysi? Žiūrėk tu man.